Maždaug prieš 18 metų Sardokų kaime ūkininkauti pradėjęs vilkaviškietis Jonas Dancevičius tęsė tėčio, taip pat Jono pradėtus darbus, augina javus, rapsus bei ankštinius augalus. Apie 300 hektarų dirbantis Jonai sutarė, jo ūkis turi būti pažangus, tad būtina kreipti dėmesį naujoves. Vis dėlto reikia atsižvelgti ir į laiko patikrintus dalykus. Kai ūkis buvo įkurtas 92 metais, tada dar aišku buvau mažas, tai valgyti atveždavo, šiaip kompaniją palaikydavau, bet visada prijaučiau ir patiko man. Tai su tėčiu daug laiko iš tikrųjų praleidžiam, nes kartu viską dirbam ir pasitarėm. Per visą tą laiką nebuvom nei susipykę, nei kart. Kartais mano mintys būna kažkokios gal per greitos, pas jį daugiau patirties jisai pateikia, sako, ne, palauk, sako, reikia tą ir tą apgalvoti, nes man jau tai buvo. Tai ta tokia patirtis iš tikrųjų labai naudinga. Tai vat, Jonai, kiek yra naujovės ir patikrinti dalykai ūkio, kiek reikia eiti su pažanga ir vis dėlto negalėti žadėti to, kas jau praktika, va, kaip tėtis, sakai, žino. Iš tikrųjų, tai tėtis mano visada žiūrėjo, kad tai būtų pažangu. Ir jis iš dalies, matyt, man irgi perdavė, nes ir ta technika, ir, tarkim, vairavimo sistemos, nuo pat pradžių, kai jos atsirado, jau tėtis irgi labai norėjau, kad jos būtų pas mus. Ir aš labai to norėjau, tai sutapo ir mes jas dėgėm nuo pat pradžių. Norėjom išbandyti, tarkim, ten teleskopinį krautuvą, pirkom. Norėjom kitoko kažkokio vėl padargo modernesnio, irgi pirkom. Stengiamės, kad tai būtų visada inovatyvu. Bet kiek tos inovacijos pasvertos ūkio veiklai tobulinti, modernizuoti ir, aišku, darbo sąnaudos, energijos sąnaudos, kad mažesnis vis tiek skaičiuoja? Manau visur teigiamai, nes tos visos technologijos pagreitina darbą, palengvina ir kai tu dirbi pats visą laiką, tu matai jų teikiamą naudą. Nes jeigu tu dirbtai tik tai iš džipo, tai būtų visiškai kitaip, manau. Gal kitaip įvertinti. Čia pats, tu matai, aha, čia buvo gerai, čia buvo sutaupyta, čia suvažiavo tiksliai traktorius, sutaupiau sėklos, purkštuvo uždarė purkštukai tam tikroje vietoje chemikalus. Irgi, ten sutaupiau. Atrodo menki dalykai, bet jie atperka tą inovacijų diegimą. Bet tos inovacijos savo lėšomis ar naudojatės parama su tėčiu, kiek tai buvo paspirtis ūkio plėtrai? Vienos pirmųjų vairavimo sistemų tai buvo paramos lėšom įsigytos. Vėliau sekė integruotos, nes, ta prasme, dabartinioje technikoje, traktorius, purkštuvai, jie jau turi integruotąją. O kaip dėl pačios idėjos, dėl paramos, sakykime, skeptiškai žiūrit, palankiai žiūrint, kiek parama padeda ūkiui eiti į priekį? Manau, kad ta parama didžiulis pastūmėjimas. Nes tai, ką tu galėtai įsigyti, tarkim, dėvėtą techniką, tu įsigyji naują, jos resursas dar yra neišnaudotas, su ja gali dirbti ilgiau, patogiau, tausot sveikatą, viskas greičiau vyksta. Manau, be paramos tokių ūkių nematytumėm Lietuvoje, kaip dabar. Aš naudojausi nuo jaunojo ūkininko įsikūrimo, berods 2007 metais, ir paskui vis kiek vykdavo tų paramų, stengdavomės sudalyvauti, konsultavimo puikiai irgi padėjau, mes ten jų naudojomės ir kombainą buvau įsigijęs. Ir padargų, tiesiog yra galimybė ir tu ją naudojies. Kiek ilgiau, Jonai, galvojat, ar naudotis parama, ar vis dėlto, ką pasinaudojant tą paramą įsigyti, kad naudotis tiesiog pritarėt ir naudojatės ir kokius namų darbus reikia pasidaryti prieš ketinant teikti paraišką, ką apgalvoti? Reikia žinot, kad tuos 5 metus, tarkim, tu turi tam tikrus įsipareigojimus. Dabartinių paramų irgi yra įsipareigojimai, yra tam tikri reikalavimai, trąšų sumažinimas ar kažkokių pasėlių sėjimas. Tu turi jų laikytis, bet nematau aš ten nei vieno kažkokio reikalavimo, kuris būtų labai prieštaraujantis tam
tvariam tokiam darbui. O tai vat, Jonai, užsiminėte apie tvarumą. Kaip jums atrodo, kas yra geras ūkininkas? Manyčiau gal, kad geras ūkininkas tas, kuris randa tą tokį balansą tarp išlaidų, tarp to uždarbio. Nebūtinai, kad aš labai daug panaudojęs trąšų, chemikalų, uždirbsiu daugiau, nei ūkininkaudamas tvariau. Galbūt tai neapsimoka tą išlaidą padaryti. Bet ar lengva būti to gerų ūkininkų? Nes reikalavimų daug, visuomenės požiūris nepaslaptis irgi truputėlį jau kinta, keičiasi, ar ne? Taip, visuomenės požiūris, aš taip manyčiau, kad pasikeitė daug ir po to protestų akcijos. Visi taip kažkaip įsivaizdavo, aš irgi man pačiam buvo taip kažkaip neramu, kaip ten nuvažiavus į tą Vilnių mus įvertins, kaip ten atrodysim, ar netapsim priešais visai, bet labai iš tikrųjų gražu, kad ten atsirado žmonės, kurie nemokamai priėmė į savo namus, patys pasiūlė apnakvydint, ten pakankamai tvarkingai, be jokių šiukšlių, be jokių riaušių, kultūringai. Manau, buvo labai gražus pavyzdys ir po to aš bent kiek girdėjau iš miesto žmonių Vilniaus, geri atsiliepimai. Negirdėjau, kad ten būtų labai kažkas pasakęs, kad va, čia atvažiavau, nuniokojau mum miestą. Manau, kad labai viskas teisingai ir supratau, kad mes ten nereikalaujam kažko nežmoniško. Tiesiog, kovojam. Norim tų teisių, kurias turėtumėm turėti. Jonai, tai va paties patirtis nuo vaikystės minėjai, kad su tėčiu tai užkoduota tai buvo, ar kodėl likai, arba kodėl grįžai? Aš manau, esu žemės žmogus ir aš niekad nebuvau atitrūkęs, man tai patiko, tas darbas visada. Nebuvo net abejonės, kad čia kažkas man nelabai, man jis patiko. Nuo kiek aš atsimenu, aš visada mano svajonėse buvau, aš ūkininkas būsiu. Man tai patinka, tas vadinamas vargas man visai malonus, pavargsti, pailsėjai ir vėl eini, ir vėl dirbi ir nežinau, aš jaučiuosi namie, aš jaučiuosi tam darbe gerai ir aš pats noriu ten dalyvauti, noriu, kad aš pats ir padirbti ir su traktorium, ir su kombainu, kad viską tą suprast, užuost tą kvapą dirvus, toks, sakau, tikri ūkininkai tai supras. Ir gyventi kaimo privalumai, Jonai, turbūt irgi vieni pagrindinių dalykų, galbūt, kurie žmonės mėgsta gamtą, laisvę ir... Gyvenimas kaime tai privalumas. Nes nuvažiavus į Vilnių, į Kauną, pabus 2 valandas, tau galvą skauda, tu grįžti namo, iškart viskas tvarkuoja. Tas judėjimas, tas bėgimas jų ne man. Ir kaime gyvent, aš sakau, jaučiuosi čia kaip namuos. Matyt, kaip tas augalo šaknis įleidęs ir kažkas tokio panašaus. Tai kiek su tėčiu drauge dirbate žemės bendrai? Drauge mes dirbam 300 hektarų, kažkas suvirš, tikrai pakankamas šeimos ūkiui. Nemanau, kad čia tas ploto vienetas irgi kažką gali įvardinti, nes gali dirbti 1000 hektarų ir būti nelabai gal koks ūkininkas, o gali dirbti 200 ar net ir 100 gal, 150 ir tu būt inovatyvus, tvarkingai susitvarkė, spėti visur ir šeimai laiko skirti ir tiem darbams, viskas, kad būtų laiku sužiūrėti. Minėjot šeimą, irgi turit 2 vaikučius, kaip galvojat, lenksit medį kol jaunas? Aš pats nemanau, aš norėčiau, kad jie pasirinktų savo kryptį, savo svajonę, nes jeigu jie dirbs savo mėgstamą darbą, tai tas darbas jiems teiks džiaugsmą. Ir jis gali būti bet koks, nežinau, gal kitam atrodys, kad tas darbas ten visai nebeįdomus, bet svarbu tam žmogui, kad jis jaustųsi ten kaip namie. Tada jiems tas darbas seksis, tada jiems bus jį lengva dirbti, jis iš jo jau galės pragyventi, bet aišku, būtų smagu, kad kažkas perimtų iš manęs, kaip aš iš tėčio perimu, taip iš manęs perimtų. Būtų malonu.
O Jonai, va dabar minėjot, kad užtenka pakankamai šeimos ūkis, o yra galvota apie plėtrą, ar dabar tiesiog tai, ką jūs turite, puoselėt, modernizuojat, galvojat? Manau, plėtros tikrai nereikia, nes nematau tam reikalo. Tiesiog galbūt susisteminti laukus, kad jie būtų produktyvesni, didesni, susikeis su kaimynu, kažkaip prisijungti. Toks vaderinimasis, nes pakankamai iš tikrųjų neblogai mes čia subendraujam visi ūkininkai, kitą kartą ten turi kažkokį nedidelį laukėlį, tai kam tau jį ten dirbti, jame gaišti laiką, jeigu kaimynui prijungus, gausis didelis gražus laukas ir jis gali dirbti savo. Netgi gal norėtųsi, kad vyktų kooperacija didesnė, nes technika iš tikrųjų brangsta, atsiranda padargų, kurių vienam turėti nebeapsimoka. Tai manau, kad ten ateityje taip reikės daryti. Susikooperuoti, neužsispirti, kad ten aš būtinai pats turiu pasidaryti. Kažkas turi, tarkim, savaeigį purkštuvą, su tuo purkštuvu gali nupurkšti, pavyzdžiui, rapsą, jo nežalojant. Kažkas turi galbūt kokį mulčerį, jisai gali pakelės nupjauti. Manau, kad čia labai, labai gražu būtų. Vienam ūkiui, kad šeimos turėti tiek technikos, taip, tiesiog ir finansiškai neapsimoka. Taip. Visų svajonė turėti visus tuos padargus, bet nemanau, kad to reikėtų siekti. Reikėtų, sakau, kažkaip įsidalinti ir manau, ateityje tai bus. Aš tikiuosi. O Jonai, kokių kultūrų daugiausiai atseikėjat savo žemėse? Auginam ir žirnių, ir pupų, ir kviečių, ir žieminių miežių, rapsas. Tų kultūrų ganėtinai nemažai įsiplėtė. Manau, visai, kaip sakyti, logiškas žingsnis, nes ta žemė labiau tausojama, jinai atsistato, tas nuolatinis atsiliejimas, jis nieko irgi gero, tarpinių pasėlių įvedėm, posėlių. Matau tai ir teigiamą dalyką žemės, pačios turi struktūra keičiasi, O dirvožemio tyrimus darot, stebit? Taip. Keletos laukų esam pasidarę, darė kaip sykis iš tikrųjų konsultavimo tarnybą, pasidarėm žemėlapius, nes atsiranda laukų, kurie, tarkim, lyg ir atrodo, tu ten viską gerai padarai, kaip ir gerai būt turėtų, bet matai, kad kažkas ne taip, tas augalas, tarkim, ar nyksta, ar jis jaučiasi blogai. Ir padarius tyrimus daug kas paaiškėja. Ten paaiškėja, kad, tarkim, trūksta fosforų, tas fosforas galbūt neprieinamas, galbūt reikia daugiau kalių, nes mūsų, pavyzdžiui, žemės labai yra netolygios. Atrodo lygumos pas mus, bet tam pačiam lauke yra ir priesmėlis, ir durpiai, ir molis, įvairi labai struktūra. Ir ten sunku iš tikrųjų nureguliuoti, kaip čia ką daryti. Nes vienam laukų gali vienaip dirbti, o kitam gale jau reikia visai kitokios technologijos. Tai dabar, manau, ateityje norėčiau iš tikrųjų įsidiegti sensorius, kad rėžti azotą. Pradėsim nuo šįmet naudoti kartu su konsultavimu, pradėsim naudoti žemėlapius ir kintamą normą trėžti MPK trąšas. Manau, kad tai reikia jau daryti. Aišku, didelį dalis jau didesnių ūkių jau seniai tą daro ir manau, kad tai yra gerai. Pasikonsultuoju su kolegom, kurie tą naudoja ir mato irgi teigiamą kryptį. Tai manau, kad reikės į tą kryptį toliau bandyti atsinaujinti, inovacijas daryti ir tikiuosi, kad pasiteisins. O dabar naudojate, sakėt, ne vieną, kad parama ir tos inovacijos ir sensoriai planų dar yra, naudositės dabartinio laikotarpio parama? Svarbu viskas būtų, kaip sakyt, teigiama linkme ir jeigu tik bus galimybė, tikrai manau, reiktų pasinaudoti ir ten nebijoti, nes aišku, jau mes tiek kartų pasinaudoja tą paramą ir matom tik teigiamus dalykus. Sako, akis baisininkės, rankos darbininkės, ar ne? Ir aišku, reikia racionaliai vertinti tuos įpareigojimus, bet tai nėra baubas. Ne, tai nėra kažkoks, sakau, baubas, bet reikia juos turėti mintyje, nes, ta prasme, negal įvertinti ir savo rizikas, ta prasme, nerašyti, kad aš čia kulsiu visais metais 8 ar 9 tonas kviečių, galbūt bus labai blogi metai ir tu jų negalėsi ir ką tada darysi. Reikia logiškai, manau, parinkti tuos
tuos dydžius ir tą savo numatymą tokį daryti logišką, nepersistengti. Vis dėlto gal pasinaudot kažkokiu buhalterio, ekonomisto pagalba, kažkokią reikia. Manau, nes nepervertint savo, kad paskui... Kad ant žemės pastatytų šiek tiek. Taip, kad, paskui bus labai negerai, paskui, manau, vyks kažkokie ginčai ir su tuo NMA, tu neįvykdysi, tada jie dės sankcijas ir bus tik tai bereikalingi piktumai. Bet sakau, kas liečia tą išpildymą, aš labai ten kažkokių didelių dalykų neturiu padaryti, kad ten juos įvykdyti. Tiesiog ūkininkauju ir natūraliai tai gaunasi. Tai Jonai, dabar jūsų bazė ūkio jau sukomplektuota. Turite ir džiovyklą, ir sandėlius. Per ilgą laiką iš tikrųjų toksai kuklus šeimyninis ūkis. Turim ir džiovyklėlę, kad ir nedidelį, bet turim bokštą saugot grūdams, turim pastatus irgi, ir technikai, ir ten, kai vyksta kūlimas, tai mes pilam tuos grūdus. Turim tą tokią bazę, kad galėtume išlaikyti ir tuos grūdus. Ir ta technika pakankamai iš tikrųjų neblogai parinkta, jinai gal kitam atrodytų per didelį, bet aš vienas dirbdamas, tarkim, galiu padaryti labai daug darbų ir aš nesijaučiu dienos pabaigoj pavargęs, bet esu atlikęs labai didelį darbą. Jonų ūkyje darbas virte verda. Stengdamiesi susikoncentruoti dabartinę veiklą, nuolat ūkį modernizuoja, naudodamiesi paramos suteiktomis galimybėmis. Pasak Jono jaunesniojo, ūkininkų būti nėra lengva. Tačiau kai myli savo darbą, viskas yra gerai.